Šalta? Labai. Ir įsidėmėkit dabar, dar atodrėkis. O kas čia būtų, jeigu šaltų? Aš net nemaniau, kad pas mus šitaip šalta. Atpratau. Ar ne iš užsienio, ką? Taip, iš Šveicarijos. Aš 4 metus nebuvau Rusijoje. Buvau išsiųstas ten dėl kažkokios keistos nervų lygos, lyg nuomario ar švento Vito šokio. Ir ką, išgydė? Ne, neišgydė. Tai jūs būsit Rogožinas. Aš, Rogožinas, Parfionas. Nežinau, kunigaištė. Už ką aš tave pamilau? Gal kad tokią akimirką sutikau? Ateik pas mane. Mes tautos štiblečiukus numausim. Aprengsiu tave kiaunės kailiniais. Fraką tau pasiūsiu, liemenę baltą, ar kokią norėsi. Pinigų prigrūsiu pilnas kišenės. Ir nuvažiuosim mes. Pas Nastasiją Filipovną. A, ateisi ar ne? Kokį gali patarnauti? Aš ypatingo reikalo neturiu. Mano tikslas buvo tik susipažinti su jumis. Aš ką tik iš traukinio. Iš Šveicarijos. Pažinti jums aš turiu mažai laiko, bet aš niekaip negaliu žiūrėti, kas galėtų tarp mūsų būti bendra. Taip sakant, priežastis. Aš kunigaikštis Maiškinas. Jūsų žmona iš mano giminės. Aš girdėjau, kad jūs žmonės geri. Labai dėkingas kunigaikštį, apie mūsų giminystę negali būti nė kalbos. Tai vadinasi... Vadinasi, reikia išeiti. Na kągi, tuomet sudė ir atleiskite, kad sutrukdžiau. Jums, kunigaikštį, tokia moteris. Patinka? Nuostabus veidas. Ir aš esu tikras, kad jos likimas, jis nėra paprastas. Juk tai išdidus veidas. Jis baisiai išdidus. Tik aš nežinau, ar ji gera. Jeigu ji būtų gera, tuomet viskas būtų išgelbėta. Jūs tokia moterį vestų. Aš negaliu vesti, aš nesveikas. O Rogožinas Vestų? Kaip jūs manote? Rogožinas šiandien pat vestų. Bet po savaitės gal ją ir papjautų. Jūs manęs klausėte apie savo veidus. Ir ką aš juose pastebėjau. Taip. Jūsų, Adelaida Ivanovna, laimingas veidas. Jis iš visų 3 pats simpatingiausias. Jūs labai graži. Jie viską žiūri paprastai ir linksmai. Bet širdį jūs mokat labai greit pažinti. Jūsų veidas, jis turi kažkokį ypatingą atspalvį. Man kažko primena Golbeino Madoną Dresdene. Aklaja Ivanovna, jūs tokia graži, kad jūs baisu žiūrėti. O kaip? Gražiai, kunigaikštė. Gražiai! Nuostabiai graži! Beveik tokia kaip Nastasija Filipovna, tik veidas kitoks. Kaip kas? Kokia Nastasija Filipovna? Pirma, Gavrila Ardalionovičius Ivanui Fodorovičiui portretą rodė. Tai šitokį grožį jūs vertinat? Taip, tokį. Tai yra lygiai tokį. Lygiai tokį. Kodėl? Šiame veide kančios daug. Tokia galybė. Kur kokia galybė? Su tokiu grožiu pasaulį versti galima. Nežinote iš čia nieko. Idiotas! 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 Kaip jūsų tėvo draugas, aš turiu įspėti, jog mano namų
namuose vyksta tragedija. Ruošima santuoka, taip. Dviprasmiškos moters santuoka su jaunu vyru. Ta moteris bus įvesta į šios namus, bet kol aš gyvas jinai čia neįeis. Aš atsigulsiu ant slenksčio ir tegul jinai per mane peržengia. O su Gali, viešpatie, aš net vengiu net susitikti. Atsiprašau. Įsivaizduoja, brangioji, asgi kunigaikštį ant rankų nešiojau, taip? Taip ant rankų, taip? Gana! Jei tingi pataisyti varpelį, tai sėdėtumai priemenėje, kaip kas beldžias. Na, o dabar kailį jūs numetė į kvaišą. Išvyti tave reikia. Eik pranešk. Na, o dabar su kailiniais eina. Kailinis kam neši? Bet ar tu pamišėlis? Ar kas? Ir kasgi čia per... Idiotas. 18,001, 18,002, 18,003. 40 man? 40, ne 18. 41, 42, 43. 100 tūkstančių. 100 tai niekas ir tauškia. 100 vienas. Rodysiu, kaip 102, 103. Nastasija Filipovna! Jūsų tiesa, Nastasija Filipovna, aš nieko nežinau, bet aš laikysiu, kad ne aš jums, o jūs man garbę padarysit. Aš esu niekas, Nastasija Filipovna, o jūs? Jūs kentėjot, jūs iš šitokio pragaro skaisti išėjot. Nastasija Filipovna, jūs sako, kad viską, kas čia yra, mesit. O šitaip juk niekas čia nepadarytų. Aš jūs, Nastasija Filipovna, myliu. Aš mirsiu jūs, Nastasija Filipovna. Aš apie jūs niekam neleisiu nė žodžio pasakyti, Nastasija Filipovna. Jeigu mes būsim neturtingi, aš dirbsiu. Šalin! Visą šalin! Mano pinigai! Aš juos iš Rogožino už vieną naktį gavau. Mano pinigai, Rogožino! Tavo, karalienė, tavo. Ko tu stovi?